Kaip atrodo Panevėžio rajono atstovų Lietuvos dainų šventėje repeticija? Tokių rajono gyventojų, kurie po truputį jau pradeda savo pasirodymų šiame pasaulyje žinomame renginyje, šiemet net keli šimtai. Pasirodo 731. Dalyvauja iš mūsų savivaldybės dainų šventėje. Bet tas laikas, žinot, skiriasi, kiekvieną dieną vis kitaip. Bet turbūt žmonės, gyventojai, kurie domisi dainų šventėje, jie nelabai įsivaizduoja, kas čia vyksta. Nu ką, jie mato galutinį produktą. Tai kažkas stadione šoka, tribūnose dainuoja, bet iš tikrųjų yra labai sudėtingas procesas. Ne veltui tikriausiai ta dainų švenčių tradicija tokia, pompastiška, didelė, bet ta gerąja prasme. Dainų šventėse dalyvaujam jau su savo vokaliniais ansambliais, su chorais jau pakankamai seniai. Ir kuo toliau, tuo labiau visi dainininkai, visi dalyviai labai laukia, labai jungiasi. Ir tarkim, šiais metais mes važiuojame, kaip ir 18 metais beje, važiavome, sujungiau savo moterų ansamblius, tokį jungtinį chorą ir vykome kaip choras, ne kaip atskiri kolektyvai. Tai šiemet prie mūsų prisijungia Rauguvos ansamblis, taip pat atvyksta dainuoti pavienės moteris, tiesiog nori dalyvauti iš Panevėžio, iš aplinkinių kažkokių tai vietovių, iš Troškūnų atvažiuoja. Nori dalyvauti, neturi kur prisijungti, tai mielai mes priėmėme su mumis kartu ruošęs ir kartu vyks. Taip į šią tradicinę dainų šventę šiemet prisijungia ir 10-metį užsienyje gyvenusi Danguolė. Moteris renginyje yra dalyvavusi vaikystėje, tačiau šiemet grįžusi, kada šventė dar yra ir 100-mečio, negalėjo ją tiesiog vėl stebėti per ekraną. Dalyvavau, atsimenu, buvau vaikas, bet tikrai negaliu pasakyti, kada tikrai buvo įspūdinga, bet ši dainų šventė man gal daugiau reiškia, nes jau aš pati suprantu, kiek didinga yra šventė ir kadangi 10 metų gyvenau ne Lietuvoje, tai ir tas labai mane žavi, kad grįžau ir turėsiu tokią galimybę sudalyvauti tokioje didingoje šventėje. 2024 Seimo paskelbti dainų šventės metais, tad renginio programa trunka ištisą savaitę skirtingose šalies vietose. Panevėžio rajono kolektyvai dalyvaus daugelyje renginių jau nuo trečiadienio. Tema ir šūkis, kad giria žaliuotų. Mūsų jungtinio choro dainininkės dalyvaus paskutinėme baigiamajame dainų šventės koncerte Liepos 6 dieną Vingio parke. Kaip ir minėjau, Liepos 4 ansamblis Alkupis nacionalinėje filharmonijoje, bet taip pat mūsų kultūros centro beveik ko ne visi kolektyvai dalyvauja ir teatro dienoje Liepos 3 dieną, ir folkloro dienoje Liepos 2 dieną, daugybė vyksta faktiškai visas kultūros centras. Tai labai yra įspūdinga, todėl kad tai turbūt yra toks vienintelis įvykis per keletą metų, kai turim progą sueiti visai kitokiam, tokiam ilgalaikiam projektui, ne kažkokiam menkam, nedideliam ar vietinės reikšmės ar didesniam, bet vis tiek tai toks trumpalaikiai būna kokie nors koncertai, konkursai ar kažkas, o čia toks didelis, tiek daug žmonių apjungiantis ir kalbu ne tik apie tai, kas jau vyks Vilniui, bet ir čia pas mus. Tai į vieną vietą sueina kelių kolektyvų žmonės, šiek tiek skirtingi žmonės, kurie turi ką veikti ir susiderindami, bet tai yra labai miela. Tai yra padarytas didelis darbas ir labai laukiam rezultato, nes jau žinom, jau nuspėjam, kad bus gerai. Lietuvos dainų šventė yra UNESCO pripažinta unikali tradicija, kaskart sutraukianti apie 35 000 aktyvių dalyvių ir 1,5 tūkstančio meno kolektyvų. Prie ekranų šį renginį stebėti susirenka dar apie 1 milijoną žiūrovų. Savaitę trunkančioje programoje vyks 14 skirtingų renginių.